Laidą pristato Gefilus – draugiškiausias probiotikas. Keliaujame toliau ir netrukus kalbėsime apie žaidimus. Jų pasirinkimas toks, kad kartais atėjęs į žaislų parduotuvę ieškoti smiltei dovanos, imu pirmą pasitaikiusi žaislą ir neriu atgal. Bijau pasimesti toje gausybėje. Kad taip neatsitiktų jums, siūlau pasiklausyti patarimų, kaip išsirinkti žaislus vaikams, ne bet kokius, lavinamuosius stalo žaidimus. Šiais laikais mes tėveliai stengiame savo vaikams nepirkti menkaverčių žaislų. Norime, kad naujas žaidimų draugas ar veikla būtų ne tik malonus siurprizas mažyliui, bet ir ugdytų tam tikras jo savybės. Taip atsitiko ir poniai Daivai, su kuria netrukus susipažinsime. Daiva ne tik 4 vaikų mama, bet ir labai kūrybinga bei veikli moteris. Prieš kelis metus įgyvendinusi savo svajonę ir sukūrusi daugiau nei 10 įvairiausių dėlionių ir lavinamųjų žaidimų. Na, tiesiog prieš 3,5 metų sukūriau pirmą žaidimą savo kaip ir vaikams, nes tokių kaip abėcėlė, lietuviškas raidynas, kad būtų nebuvo didelio pasirinkimo. Va, ir kažkaip sėkmingai pasiteisino tas projektas, na ir po truputį vis daugėja tų žaidimų. Mama Daiva dėliones pradėjo kurti patiems mažiausiems, 2 metukų sulaukusiems vaikučiams. Visų pirma, tai abėcėlės. Jas Daiva sukūrė 2 rūšių. Viena iš jų berniukų itin pamėgta abėcėlės dėlionė su transporto priemonėmis, kita tinkanti visiems mažyliams su gyvūnais. Vaikui yra tikrai patogu mokytis raidyną, nes lietuviškas raidynas ir tikros nuotraukos. Tai vaikui kartu dėliojant su tėveliais, jeigu pasakytų ne tik gyvūno pavadinimą, bet ir raidelę, tai vaikas pradeda greičiau įsiminti raideles, nes jis susieja jas su tam tikrų paveikslėlių ir net su vieta dėlionėje. Abėcėlių dėlionės mažiesiems pagamintos iš itin storo kartono, kad mažylių rankytėms būtų patogu paimti. Na, o toliau spalvų dėlionės kūryba. Vaikai mokosi daiktus susijęti su 12 spalvų. Dėlionė itin žaisminga, nes primena spalvotas gėles. Dar kita dėlionė yra dėlionės skaičiai Afrikos gyvūnai. Tai susideda 12 skirtingų dėlionių su skaičiais nuo 1 iki 12 ir su skirtingais Afrikos gyvūnais. Pavyzdžiui, 2 tai 2 liūtai nuotrauka yra, jeigu ten 12 tai 12 flamingų, tarkim, tai kartu vaikas ir skaičiukus mokosi ir susipažįsta su Afrikos gyvūnais. Išskirtinė 4 dalių metų laikų dėlionė padės vaikams pažinti bei atskirti metų laikus ir tam laikotarpiu būdingus gamtos reiškinius, taip pat šventes ir įvykius. Mažylis žinos, kad žiemą galima lipdyti sniego senį, o vasarą stebėti skrajojančius drugelius. Vyresniems vaikams mūsų herojė mama Daiva sukūrė 2 lavinamosius žaidimus. Vienas iš jų skirtas vaikams nuo 5 metų. Taip, ikimokyklinukai iš raidžių kortelių išmoksta sudėlioti įvairių žodžių. Vyresnio amžiaus vaikai, kurie moka skaityti ir rašyti, iš tų raidžių kortelių tiesiog dėlioja kryžiažodį, kurdami žodžius. Tai kartu ir tikrai yra linksmas žaidimas ir suaugusiam, nes kartu bandėm žaisti, tai yra netaip lengva iš tikrųjų sugalvoti tuos žodžius ir sudėlioti. Na, o didžiausia naujiena – psichologinis žaidimas Jausmų pasaulis, kurį ponia Daiva sukūrė bendradarbiaudama su vaikų psichologe. Šis žaidimas skirtas vaikams nuo 6 iki 14 metų amžiaus. To žaidimo tikslas yra, kad vaikas išmoktų kalbėti apie savo jausmus, ką jis jaučia, ką jisai galvoja. Nes tikrai yra tokia problema, kad vaikas dažnai negali išvis nieko pasakyti, nei blogo jausmo išreikšti, nei gero. Tai būtent čia toks išskirtinis žaidimas, na, sakyčiau, kad nieko panašaus kol kas nebuvo Lietuvoje. Ne tik šis, bet ir kiti jau minėti mamos Daivos kūriniai įvertinti ir kitų specialistų, tarp jų ir logopedų bei pedagogų. Jie šiais žaidimais naudojasi dirbdami su vaikais. Šios dėlionės ir lavinamieji žaidimai be to, kad juos kūrė ir su savo vaikais išbandė mama, pasižymi dar keliais išskirtiniais dalykais – kokybė, forma, kiekiu ir žinoma tikromis realistiškomis nuotraukomis. Turbūt nei viena mama ar tėtis nesiginčys, kad dėlionės ir stalo žaidimai ugdo, lavina mūsų mažuosius ir plečia jų akiratį. Nei vienas žaidimas jisai savaime tiek daug neduos, kiek pavyzdžiui kartu
kartais prisėdant kartu ir tėveliams pažaisti, nes tarkim vaikas pats dėliodamas abėcėlę jisai neišmoks tų raidžių, jeigu jam nepasakys, kad tai yra A raidė arba B raidė. Pati priimtiniausia vaikams mokymosi forma – žaidimas. Tad atraskime laiko naudingai ir smagiai pabūti kartu su šeima. Atsisveikinant su laidos heroje Daiva, už akių užkliuvo lentynoje stovinti spalvinga muzikinių pasakų knygelė, kuri mus labai sudomino. Ją sukūrė kompozitorė Neringa Latinskienė, tai iš tikrųjų labai graži ir šilta pasaka, kas nutiko pievoje vieną vasarą. Tai yra pasaka su dainelėmis, knygutė yra ir kompaktinis diskas. Tikime šiuo reportažu jūs įtikinome, kad žaisti stalo žaidimus ir dėlioti dėliones kartu su savo mažaisiais yra ne tik smagu, bet ir labai naudinga.